Aš paprastas valytojas, ta moteris ten... Gal pakalbot, kad neaiškinasi su manim. Nereikia. Padarysim kokį reportažą. Reikia labai gerai susidėti viską. Reikia viską greitai susidėti, žodžiu. Tai kitą savaitę jau po vieną laiptinę, nes po 3 dachuja darbo. Ne tai, kad dachuja darbo, bet labai ilgai reikia plauti. Čia. Tai gal ir kamerą įsidėk? Ir kamerą, taip aš išsitrauksiu šitą butelį. Butelį išsitrauksiu šitą. Šitus reikia išmest. Tai dabar taip. Šitus reikia. Žalt. Valiau 3 laiptinės ir dar kažkas nepatinka. Tai spaudžiu stopą, ne? Ne, dar nereikia, palauk, eisim. Galėsiu spaust stop, jo. Čia. Svarbiausia, kad nieko nepamirščiau, žinai. Nu, tai viskas tvarkoj. O šitą, jo, reikės kameras, butelis. O pilnas butelis. O kažkas verta. O? Gazmėse. Supratau, kad moteriškės bando išgaruoti. Sveiki draugai, aš jau be akinių. Tai norėjau pasakyti, kad užtrukau šiandien daugiau nei 4 valandas, bet šitą darbo čia tikrai yra labai daug ir laiptinės buvo nevalytos apie 6 savaitės. Negana to, viena moteris pasiskundė, senjorė, kad aš sušlapinu jos kilimėlį. Negana to, kad tu dirbi juodai pusę darbo dienos, kai neaišku, kaip lėtai sukasi žemė. Tai dar gaunasi ir tai, jog tu dar lieki kaltas, kad sušlapinai kažkieno kilimėlį. Va, nežinau, čia nusifilmavo, ne? Žiūrėkit. Praėjo 4 valandas. Matos? 4 valandas. Praėjo 4 valandas. Tiek užtruko išplauti 3 laiptinės, kurios buvo neplautos 6 savaitės. Nes aš buvau ligoninėj ir negalėjau atvykti į darbą, aš turiu labai daug reikalų. Tai va, už visą šį darbą moka tik 130 eurų per mėnesį. Tos 4 valandos yra labai reliatyvus dalykas, nes žemė sukasi ne vienodų greičių. Ir taip yra, kad žemė man padeda ištempti ilgiau dieną, jeigu to reikia. Dėl šitos priežasties, filmuok. Dėl šitos priežasties mano mama pasiūlė man plauti tik tai po 1 laiptinę. Kadangi šiandien yra 1 diena po mano atostogų ligos, tai aš nusprendžiau išplauti visas, dėl to, kad yra labai mažai filmuotos medžiagos. Ir plauti tik tai, kas sunkiausia ir apskritai parodyti, kiek užtrunka darbas plaunant šitas laiptinės namų bendrijui. Parodyti, kiek užtrunka darbas. Ir parodyti sunkiausias dalis ir tikras dalis. Vat. Dabar aš prisimenu, kad yra tokių darbų, kurie siūlo darbą vakare, iš viso ten po darbo valandų. Tai įsivaizduokit, jeigu aš pradėjau nuo 2 iki 6, tai faktiškai aš darbą baigiu tada, kai žmonės eina namo. Faktiškai aš darbą baigiu tada, kai žmonės eina namo. Įsivaizduokit, šitą darbą reikėtų pradėti 6 vakare ir tarkim
darbo, kiek šiandien būtų kiekvieną dieną, įsivaizduoji? Nufilmuok mane. Darbo, kiek šiandien būtų kiekvieną dieną. Tai tokiu atveju reikėtų, suprantate, yra tokių darbdavių, pas kurios darbo, kiek šiandien yra kiekvieną dieną. O pas mane tai yra kartą per savaitę, čia ir buvo kartą per 6 savaitės ir jau kitą savaitę nebeliks purvo. Ir dar negana to, kaimyniai skundžiasi, kad aš sušlapinu jos kilimėlį. Tai va. Šiandien darbo tiek pat, kiek kitose įmonėse būtų kiekvieną dieną. Ir reikėtų dirbti 5 ar ne daugiau dienų per savaitę. O aš dirbu tik kartą per savaitę. Ir čia buvo 6 savaičių tarpo. Čia buvo tiesiog darbas atlikti tai, kas nebuvo daryta 6 savaitės. Užteks.